Kalbant apie bendravimą, tai iš tikrųjų norėtų sakyti, bendravimas yra didelis toksai menas mūsų gyvenime. Nes jeigu žiūrėt, šiandien žmonės atrodytų nemažai bendrauja įvairiom temom, bet nežiūrint viso to, nesusikalba. Ir jeigu pažiūrėti į bendras tokias nuostatas, kas vyksta bendravime, tai, sakyčiau, iš tikrųjų šiai dienai šitoj srityje yra labai gili krizė. Ir kalbant apie tokį krikščionišką bendravimą, krikščioniškoj dvasioj, labai dažnai žmonės pamiršta, kad jie save vadina krikščionim ir vaikšto į bažnyčią, ir meldžiasi, ir šlovina, ir visais įmanomais būdais tarsi galvoja, kad jie turi tą krikščionišką gyvenimą, bet kada eina kalba apie bendravimą, dažnai iškyla tokios problemos, kad tarsi tas gyvenimas anapus bažnyčios sienų ir gyvenimas bažnyčioje yra du skirtingi gyvenimai. Labai daug žmonių tenka sutikti ir kartais tie žmonės yra paprasti žmonės, kartais tai yra kažkokie verslo žmonės. Ir matai tokį dalyką, kad mes dažnai pamirštam pagarbą viens kitam. Ir pamirštam atėję į savo darbus, kad tie žmonės, kurie yra aplink mane, dažnai irgi yra tie vadinami broliai ir seserys Kristuje, bet kažkaip ta brolybė ir ta meilė jinai dingsta. Ten pasidaro kitas santykis. Ir kaip gyvenime dažnai sakoma, kad jeigu nori išlaikyti sveikus santykius ir jeigu, pavyzdžiui, sieja ten kažkokie darbiniai santykiai ir jeigu vieno pozicija aukštesnė, kito žemesnė, tai reikia nemaišyti draugystės su darbu. Bet nemaišant draugystės su darbu, norėtųsi dažnai sakyti, kad nežiūrint viso to, reikia vis tiek nepamiršti, kad aplink mane šitie žmonės yra irgi taip pat tikinti žmonės. Ir kai apaštalas Paulius laiške Filemonui, jisai drąsina jį nepalūžti, nepasimest, nes Filemonas yra panašioj situacijoje kaip daugelis šiandieninių žmonių. Jisai yra kažkieno tai tarnas, kažkieno tai darbuotojas. Ir apaštalas Paulius skiria netgi tokį mažą laiškutį jam, kad jį padrąsinti ir sustiprinti ir pakelt jam nuotaiką, taip galima pavadinti. Tai norėtų sakyti, kad šiandieniniam gyvenime yra tokia nemaža krizė ir ta krizė yra tame, kad žmonės dažnai galvoja, kad jeigu jau jie kažką gyvenime pasiekė, tai jie gali kartais išlieti savo pyktį, kartais elgtis grubiai, kartais būti pikti, nepatenkinti, rėkti ir daryti įvairiausius dalykus, kai tuo tarpu mes vis tiek turim suvokti, kad tie žmonės, kurie yra aplinkui mus, jie yra irgi mūsų ir ne tik kad gyvenimo dalis, bet jie kūrė mūsų gyvenimą taip pat. Ir jeigu aš esu darbdavys, tai jie uždirba man pinigus kartu kaip komanda. Jeigu aš esu šiaip tiesiog darbuotojas ir jie yra mano bendradarbiai, tai vis tiek mes kartu statom šitą gyvenimą, statom tą gerovę, kurioje mes esam, ar tą įmonę, kurioje dirbam. Ir dažnai iš tikrųjų kažkaip žmonės užsimiršta. Ir ta krikščionybė dažnai gali matyti tik tai bažnyčiai, kad žmogus atėjęs į bažnyčią, jisai tarsi toksai jaučiasi šventas, jisai geras, jisai mielas, jisai draugiškas, jisai ten linki ramybės, jisai tenai sveikina kitus, jisai džiaugiasi kitais, bet mes turim neprarasti džiaugsmo kasdienybėj. Važiuodami keliu, kada kažkas tai galbūt neteisingai sustojo, neteisingai pasukė, nepraleido, kažką tai netaip padarė. Kada kažkas tai kažkur tai gyvenime, parduotuviai, kažkur tai dar kažkokiose dar situacijose
elgiasi taip, kad mūsų kantrybė kartais pasiekia tokį kaip ir dugną. Ir pažiūrėkim, kiek mes daug savo atleidžiam, kiek mes dažnai save pateisinam. Yra tiesiog žmonių kategorija, kurie, taip galima jos būtų pavadinti, niekada nėra kalti. Be kaltės tarsi žmonės. Ir kas beįvyktų, jie visada randa, kad kažkas tai yra kaltas, bet ne jie. Ir mūsų žmogiška prigimtis dažnai yra tokia, kad mes linkę ieškoti kaltų. Linkę, netgi kada Jėzus kabėjo ant kryžiaus ir iš šono kabėjo 2 žmogžudžiai, vienas iš jų pradėjo Jėzui priekaištauti, pats būdamas kaltas, pats būdamas irgi tenai nukryžiuotas, apkaltintas kaip nusikaltėlis, jisai pradėjo kaltinti Jėzų, sako, gelbėk mus ir pats gelbėkis. Bet tuo tarpu kitas užtarė ir sako, ne, sako, mes tai kalti čia esam, bet jis nekaltas. Tai vat, iš tikrųjų gyvenime dažnai labai sunku tarsi pripažinti savo kaltę ir pasakyti, kad taip, aš turiu problemų, aš neteisingai pasielgiau. Ir kuo toliau aš matau, pavyzdžiui, dažnai jaunos kartos žmonės, vienas kito jie kaip ir linkia atsiprašyti, bet dažnai tėvų, dažnai kažkaip vyresnių žmonių yra sunku atsiprašyti, nes tarsi reikia per kažką perlipti. Ir tikrai mes turėtume tiek savo vaikams kalbėti, tiek kas turi anūkams, kad atsiprašymas, susitaikymas, nebijojimas pasakyti, kad čia aš padariau, čia aš neteisingai galbūt padariau, tai nėra kažkokia silpnybė, tai yra kaip tik stiprybė ir tai yra vertybė mūsų gyvenime, būti tuo drąsiu žmogum, kuris pasako tiesą. Ir jeigu savo laiku melas tai buvo didelė tokia blogybė ir kad žmogui pameluoti reikėjo nemažai psichologiškai pasiruošti, tai šitam laikė dabar mes, kuriam gyvenam, melas yra tapusi tarsi norma ir meluoja žmonės masiškai. Dažnai susitikę 2 žmonės kalbantis apie verslą, taip galima pavadinti, vienas kitam kabina kažkokius makaronus ant ausų ir kalba daug nebūtų dalykų. Prie viso to, kas yra tiesa, pasako daug melo, pagražina, pagerina situaciją, pasako daugybę visokio pozityvo, kurio realybėj nėra. Ir vat realiam gyvenime iš tikrųjų yra daug tokių momentų, kur žmonės irgi bendraudami netgi paprastuose pokalbiuose, kur visiškai nereikia meluoti, vis dėlto meluoja, norėdami kažkaip tai pakelt savo vertę, norėdami tarsi parodyti, kad aš kažką daugiau suprantu, daugiau žinau, arba gerai žinau kažką tai, kai tuo tarpu nežinau. Ir melas yra tapusi tokia kaip gyvenimo norma. Ir dėl to bendraujant vieniems su kitais, visi tie dalykai, visos tos silpnybės, ir pavadinkim tas silpnybės ne kuo kitu kaip nuodėmės, mūsų gyvenime jos trukdo. Ir dėl to, kada tu įpili į švarų gražų vandenį truputėlį kažkokio purvo, tai tas vanduo iš karto nusidažo ir tampa vietoj balto pilkas arba galbūt net juodas. Ir normaliai mes tokio vandens net negertume, bet čia gaunasi, kad mes tikimės, kad kažkas tai tą vandenį gers ir bandom tarsi tokiu vandeniu girdyti vienas kitą. Galbūt atrodytų tai kaip koks pasmerkimas, ką aš dabar kalbu, bet apsidairykim ir pažiūrėkim tiek į savo širdį, tiek aplink, pamatysim, kad realybėj tikrai taip vyksta. Taip vyksta gyvenime, tokie įvykiai. Tai va dėl to norėtųsi iš tikrųjų sakyti, kad gyvenam tokiam specialiam laikė, kada bendravimas, tikras bendravimas iš širdies į širdį yra didelė vertybė ir tikrai jo reikia ieškoti labai intensyviai. Nes tai yra sritis, kuri
kurie bando iš mūsų pavogti. Vienas tikintis žmogus pasakė tokią gražią frazę, sako, neleiskim pavogti tai, kas yra mūsų. Čia kaip pavyzdį. Tiesiog, pavyzdžiui, yra toksai gražus krikščioniškas simbolis vaivorykštė. Ir yra kai kurios organizacijos paima šitą simbolį ir pradeda naudoti savo tikslams ir sako, ne, čia yra mūsų vėliavos dalis, mūsų atributas ir čia rodo mūsų tą skirtingumą ir kažkokią toleranciją ir dar kažką. Ir tas simbolis tarsi jau pradeda asocijuotis su kažkuo tai. Bet realybėj jis yra tik tai Dievo sandoros ženklas, kurį mes randam Biblijoje, kuris liudija Dievo sandorą tarp žmogaus ir Dievo. Nekalbėsiu plačiau, nes čia visai būtų kita tema. Ir yra daugybė kitų dalykų. Jeigu vertybė, pavyzdžiui, turėti draugą gyvenime, tai yra didelė vertybė. Ir kartais žmonės, kada pradeda gyventi kartu, mergina ir vaikinas, įvardyja tos santykius, sako, aš turiu draugą. Ir visi supranta, kad tas draugas yra tas vadinamas sugyventinis ir taip puikiai suvokia, ką tai reiškia. Bet galima taip pavadinti, kad šiaip realybėj mes visi suprantam, kad žodis draugas tai turi kitą reikšmę. Ir kad turėti draugą, kaip šventas raštas irgi sako, kartais turėti, sako, draugą yra daugiau negu kad turėti brolį. Nes būna momentai, kada mūsų draugai yra mums tokie artimi, tokie brangus, taip mus gerai suprantantis, padedantis, girdintis mūsų širdies žmonės, kur mes galim su jais kalbėtis apie viską iš širdies į širdį. Ir ne veltui sakoma, tam pačiam šventam rašte, kad savo, kas suranda draugą, tas tikrai suranda tarsi lobį, turtą. Tai ir noriu sakyti, irgi šitą žodį kartais mes atiduodam ir jisai praranda savo reikšmę. Ir jeigu kažkas tai, ypatingai priešingos lyties žmonės, pradeda kalbėti, kad aš turiu draugę arba draugą, tai visi supranta, kad tai maždaug žmogus, su kuriuo tu gyveni. Bet tų draugiškų santykių arba draugiško to ryšio nebesupranta, kad jisai gali būti, arba iš karto tai gauna tokią kitą prasme. Bet norėtų sakyti, tikrai tie žodžiai jie turi ir tiesioginę prasme, ir tiesioginę reikšmę, ir neleiskim jų pavogti. Ir kalbėjimas tiesos yra didžiulė vertybė. Mokėti ir gebėti ir galėti tiesiog kalbėti tiesą viens kitam ir išlaikyti tą bendravimą tokį sveiką. Nes jeigu pažiūrėt, šiandien labai daug yra tokio netikrumo. Ir daug dalykų pastatyta ant to melo vis tiek vieną dieną griūna. Ir kitas momentas, tai neatneša džiaugsmo. Šiandien labai populiaru ieškoti laimės. Daugybė žmonių ieško laimės, nori būti laimingi. Vieni ieško jų piniguose, kiti kažkokiuose, galima sakyti, pramogose, kiti kažkokiuose lošimuose, kiti kelionėse, kiti dar ten įvairiausiuose, kiti savo darbe ieško laimės, ten save kažkaip realizuodami ir darydami įvairiausius dalykus, bet ta tikroji laimė dažniausiai yra tikrume. Ir visur, kur nebėra tikrumo, nebėra ir tos laimės. Aš nenoriu sakyti jokių laimės formulių, bet noriu pasakyti, kad kada du žmonės gali kalbėtis apie viską, tiesiog nevengdami, nebijodami, kada du žmonės gali planuoti savo finansus, o neslėpti vienas nuo kito, kad kažkaip tai tenai būtų, jeigu kas, kad man būtų geriau, kad man būtų lengviau ir panašiai, tai tiesiog tai jau yra statymas ir kūrimas tos tikros laimės, kada du žmonės myli vienas kitą iš tikrųjų ir tas mylėjimas tai nėra tik tai kad kažką mes vienas kitam pasakom, kažką mes kartu truputėlį padarom, bet yra turėti realiai gyvenime draugą, tikrą draugą,
kuris yra tavo sutuoktinis, kuris tave tikrai supranta. Ir jeigu tai yra tikra draugystė, jin kas metai stiprėja. Ir jeigu ta draugystė silpsta kas metai, reiškia, arba mes į tą sritį neįsileidžiam Dievo, arba mes tiesiog toj srity kažkaip tai nedirbam, nes ir psichologai, ir visi žmonės šiandien puikiai supranta ar kalba apie tai, kad išlaikyti santykius, ar tai būtų šiaip kažkokio brangaus žmogaus, ten vaikystės draugo, kokio klasioko, ar dar kažkieno tai draugystė su tavim ir bendravimas, reikia tam nemažai laiko skirti. Reikia susitikti, reikia bendrauti, reikia leisti laiką kartu. Lygiai taip pat su šeimos nariu daug kartų, tik tai daugiau. Tu turi bendrauti ir tu turi draugauti ir tu turi statyti santykius. Tai yra rimtas kasdienis darbas, kuriame tu įdedi visą savo širdį, visą savo pastangą, nebijodamas, kaip Dievo žodis irgi mums kalba, kad atiduot save dėl kito. Atiduodi jam visą, ką gali geriausia. Jeigu tu gali padaryti ryte kavą, ne tik savo, bet ir jam, tu tai darai. Jeigu tu gali daugiau kažką duodi dar daugiau. Ir aišku, čia aš ką vardinu, tai yra tokios gyvenimo smulkmenos, bet net ir tose smulkmenose mes esam kviečiami atiduoti save. Kuo daugiau vienas kitam. Ir kuo mes daugiau atiduodam, tuo mes daugiau gaunam. Nes jeigu taip žiūrėt, šventas raštas, galima taip sakyti, drąsina, naudoti tokį sėjos ir pjovimo principą. Dievo žodis savo, ką žmogus sėja, tą jisai pjaus. Ir jeigu mes sėjam gerus dalykus, mes tikim, gyvenam ne vien tik tai galvojimu, ne vien tik įsivaizdavimu, bet tuo pačiu ir tikėjimu, kaip tikinti žmonės, kad jeigu aš sėju gerus dalykus, jeigu aš sėju meilę, jeigu aš sėju gerumą, jeigu aš sėju priėmimą, tai aš ir pjausiu. Nes dažnai mes pamirštam, dažnai žmonės įsivaizduoja, kad Dievas ten bažnyčioje, Dievas dar kažkur, bet mes iš tikrųjų turim Dievą įsileisti kiekvieną gyvenimo sritį. Ir į šeimą taip pat. Ir kada mes jį įsileidžiam į šeimą, kada mes jį įsileidžiam į savo šeimininius santykius, jisai juos stato. Apart to, kad mes statom kažką, jisai stato. Ir kai žmonės sako, kuo skiriasi krikščioniška šeima nuo nekrikščioniškos. Pavadinčiau gal tai labai paprastai, nieko ypatingo nėra. Ir ten yra žmonės, ir ten yra žmonės turintys silpnybių, ir ten žmonės nusideda, bet skirtumas toksai būtų, kad apart to, kad aš statau savo santykius su savo sutuoktiniu, viešpats ateina į pagalbą ir jisai stato taip pat kartu su manim. Ne vienas aš statau ir kada mano jėgos, mano išmintis, mano kantrybė, mano meilė baigėsi, aš šaukiuosi Dievo. Ir kaip šventas raštas sako, šaukis ir aš atsiliepsiu. Ir aš sakau, Dieve, atsiliepk, padėk man, nes aš silpnas, aš nebežinau kaip elgtis. Mano kantrybė išseko, mano ramybė išseko, mano išmintis galbūt išseko. Ir tada Dievas ateina į pagalbą mūsų silpnumui, nes mes dažnai esam silpni. Ir aš pasakyčiau, kad kiekvieną dieną mes tikrai atrastume, kad mes esam silpni. Kiekvienos dienos bėgyje būna tokių silpnumo akimirkų, kur mes pasimetę, kur mes pervargę, pavargę, nedėmesingi, neįdedam širdies. Ir visa tai pasitarnauja tam, kad griaut mūsų gyvenimus, kad griaut mūsų santykius. Ir kada ateina Dievas, ateina jo ramybė, jinai nuramina, jinai pagodžia, dažnai tai būna per maldą, dažnai tai būna tokia labai netgi paprasta malda, kada tu mintimis kreipiesi į Dievą ir sakai, Dieve, ateik į pagalbą, aš silpnas, aš pavargęs, aš išsekęs, aš pasimetęs, aš visoks. Ir pasikalbi su Dievu
jisai tave nuramina. Ir žinot, kaip yra sudėtinga, kada tu neturi su kuo pasikalbėti. Mes galim sakyti, nu tai aš kalbuosi su draugais, ten su dar kažkuo, bet Dievo kalbėjimas yra šiek tiek kiti dalykai. Tai va, dėl to norisi ir jūs drąsinti ir sakyti, kad iš tikrųjų ieškokim to tikro bendravimo, statykim tą tikrą ryšį, kuris tikrai yra vertybė, kuris tikrai yra Dievo malonė ir kuris tikrai daug duoda. Nes patys iš savęs mes labai irgi daug galim padaryti, bet nepalyginamai daugiau galim padaryti bendradarbiaujant kartu su Dievu, prašant jo malonės, pagalbos, stiprybės kiekvieną dieną. Tai tegul Viešpats laimina, pratęsim vėliau šitas temas ir su Dievu.